Sveiki visi. Šiandien mes antrą kartą kalbėsime apie tai, ką jūs mums rašote. Pabandysime atsakyti jūsų klausimus. Jūs žiūrite Žilalaidę. Žilalaidę vedame mūdvi, dvi klasiokės, Rasa ir Aušra. Prenumeruokite, spauskite patinka, būtinai dar ir dalinkitės, kad pamatytų ir kiti, kurie galbūt apie šią laidą nežino. Taigi, mes pabandysime atsakyti į tuos klausimus, kurie atsirado per pastarosius epizodus, man atrodo 5 paskutinius, nes prieš tai mes jau lyg ir pasižiūrėjome, ko jūs klausėte ir kaip mes žiūrime. Labai malonu, man asmeniškai, nežinau kaip tau, bet man asmeniškai buvo labai malonu, kad pastaroji laida, kur mes kalbėjome su Jonu Valaičiu, LGBT bendruomenės žmogumi, iš tikrųjų sulaukė daug gražių ir šiltų komentarų iš vyresnių žmonių tiek YouTube, tiek Facebook'e. Va tai man buvo labai malonu. Aš net vieną labai noriu jums perskaityti, todėl kad mano supratimu, va tai ir yra tas tikrasis santykis, kokį mes turėtumėm turėti su visais žmonėmis, kurie nei mums trukdo, nei ką, tiesiog, kad jie turėtų savo gyvenimą. Taigi, rašo Palmira Zakarauskienė. Daug metų nežinau apie LGBT žmonių egzistavimą, nes tiesiog nebuvo nei sąlygų aplinkoje, kurie tai papasakoti, nei aš būčiau labai nustebus. Dabar aš žinau daug žmonių, kurie priklauso šiai socialiniai grupiai ir man jie patinka vienu bruožu, kurio neturi daugelis, tai žmogiškumas. Jie be galo šilti, nuoširdūs, jautrūs, pagaliau talentingi. Kalbant apie seksologinius, tai vadinamųjų normalių, atseit normalių žmonių fantazavimus, tai norėčiau jų paklausti, ar jie visi standartiškai mylisi ir ar išvis mylisi. Pažįstu daug porų, kurie tik vaikus pasidarė ir uždarė šitos žaidimus. Reikia vieną kartą suprasti, kad ne vien seksų žmonės gyvena. Gyvenimas yra labai įdomus, daugelis ryčių save realizuojant. Labai gaila, kad ir daugelis žmonių turi tokius iškreiptus matymus kituose žmonėse, apie kuriuos šitie net nesapnuoja. Aš tikrai labai dėkinga poniai Valmyrai, aš žinau, kad jinai yra panašiai mūsų amžiaus, mes Facebook'e esam kažkada susirašiusi, jinai yra muzikos mokytoja, kaip suprantu. Iš tikrųjų, matosi žmogus šiltas, paprastas ir nekuriantis pasakų. Tai vat, tai, kad po šitais mūsų įrašais šitą temą neatsirado jokių bjaurių komentarų, man yra iš tikrųjų džiugu. Mane tai nudžiugino ir patiktukai, ir komentarai, reakcijos. Nudžiugino tai, kad tai praktiškai sugriovė dar vieną mitą, kad vyresnė žmonės supranta, neigia, ten piktinas ir taip toliau. Bent jau mūsų auditorija netokia. Ir Facebook'e tie žmonės, kurie rašė, yra tikrai mūsų amžiaus grupės, aš ten kai kurios jau žinau iš jų. Mes padedam mitus griauti savo laidomis. Apie vyresnių žmonės. Čia, man atrodo, ir buvo vienas mūsų svarbiausių tokių užsiėmimų. Tai va, iš tikrųjų, mūsų amžiaus grupės žmonės tikrai nėra tie, kurie čia netoleranciją demonstruoja taip toliau. Aš matau kartais komentarus Facebook'e jaunų visai žmonių, labai piktus, labai agresyvius, taip kad žmonės yra įvairūs įvairių. Dar čia irgi ta pačia tema yra dar vienas komentaras. Esu arti 70-mečio, jie darbštūs ir normalūs žmonės, su daug esu susipažinusi, labai malonūs, išsilavinę. Aš galiu patvirtinti. Tiesiog to žodžius irgi pažįstu ne vieną ir ne 2 ir ne 3, tai tiesiog visiškai atitinka tai, ką aš pastebėjau savo gyvenime. Ir čia prie visų šitų komentarų dar yra ir daug laikų. Taip. Kas irgi yra, parodo, kad yra žmonių daug, kurie tam pritarė. Na, kitas klausimas, ar tu dar šitą temą? Šitą temą jau kaip nes ten tiesiog nediskutuoti nėra, kai išskyrus tai, kad pasidžiaugti, kad iš tikrųjų, kaip tu gražiai pasakei, griaunam dar vieną mitą. Epizodas apie būstus sulaukė iš tikrųjų bene daugiausia komentarų. Vadinasi, tema yra labai jautri ir labai mūsų amžiaus grupės žmonėms svarbi. Ir labai įvairių, beje. Tokių įvairių, taip. Vienas buvo toks komiškas, aš nuo to pradėsiu, o po to pasižiūrėk, kai ten tau krito į akį. Rašo žmogus su visokiais skaičiukais ir raidelėm. Aš manau, kad
nenoriu būti tokia, bjauri ir jau ten labai visus mokyti, bet žinot, normalus žmogus paprastai nesislepia po 3 raidėm ir 4 skaičiais. Na, jis paprastai turi vardą ir ten ką nors, kažkaip. Tai va, tie skaičiukai raidytės rašo. Jeigu žmogus iki pensijos sugebėjo įsigyti net savo nuosavą būstą, tai tokius reikia bausti griežtai. Uždėti nekilnojamo turto baudas mokesčių pavadinimais. Niujorke žmonės būtus nuomoja, nes Manhetene jie kainuoja $milijonus. Na, aš visų ekonominių nesąmonių, kurios šitose sakinys sudėta, kokios 5, aš čia nekomentuosiu, bet vieną dalyką pasakysiu. Pirmą ne iki galo supratau, ar čia buvo humoras, ar čia žmogus rimtai diskutavo. Aš tikiuosi, kad tai yra tokia keista humoro forma. Ar iš tikrųjų žmogus iki pensijos sugebėjo įsigyti tokį nuosavą būstą, kad jį apmokestintų, nes nekilnojamo turto mokesčiai tik tai nuo labai didelės turto čia turbūt vertės prezumuoja, skaičiuojami kad čia turbūt nori pasakyti, kad jeigu jau toks turtingas, kad galėjo būstą įsigyti, aš turiu pasakyti, kad Lietuvos didžioji netgi problema kai kuriais momentais yra tai, kad mūsų karta praktiškai visa turi tos būstus, dėl tos priežasties, kad jos gavo per tuos čekius, ypač tie, kurie turėjo valstybinius būstus, ten, kurie namus nuosavus turėjo, ir ten kooperatinius būtų su jais sudėtingiau. Bet daugybė žmonių iš tikrųjų gavo tą būstą ir jį dabar turi. Tai čia tikrai nesąmonė, bet tikėkime, kad šitas iš tikrųjų... O jaunesnė karta dažnu atveju jaunesnė paveldėja. Taip, jeigu jaunesnė turi jėdas, tų pačių, suprantat, tai ir paveldėja iš tų pačių vyresnių žmonių. Ar turi būti apdėta mokesčių pavadinimais? Pirmiausia, mokesčiai nėra nekilnojamo turto baudos. Ir Lietuvoje yra toksai mitas labai absoliučiai absurdiškas, kad nekilnojamo turto mokesčio nemokėsime, net čia šaukia visokie taip, aš nežinau, esu puskvaišiais, niekada nesimokiau, bet viską žinau. Puskvaišiai, kad nekilnojamo turto mokestis yra visiškas siaubas, niekada jo nemokėsiu, nes jau jį sumokėjau, kai pirkau būstą. Ne, kai jūs pirkot būstą. Bet nekilnojamo turto mokestis yra iš tikrųjų labai paprastas, tvarkingas ir aiškus dalykas. Tai yra mokestis už infrastruktūrą, ant kurios stovi jūsų. Prie jūsų namo yra gatvė, yra sutvarkyta. Dabar jau daugumoje Lietuvoje ir gėlynus viskas. Šitai nenukrenta iš dangaus. Aš, pavyzdžiui, neturiu būsto ir nemokėsiu jo. Tai viskas yra asfaltas, šalia plytelės, stotelės. Taip, visa tai, kas vadinasi miesto infrastruktūra. Ir tas pats Japonų sodas, kuris už mūsų nugaros čia mus žavi, jie neatsiranda iš niekur, jie atsiranda iš mokesčių. Ir aišku, tie žmonės, kurie turi nekilnojamą turtą, jie ten tuos mokesčius gali mokėti. Ir aš manau, kad juos turėtų mokėti kaip ir visame pasaulyje visi. Ar tiesa, kad Lietuva viena iš nedaugelio šalių, kurio nėra nekilnojamo turto mokesčio? Nes tai tiesiog reiškia, kad tuos žmonės, kurie tikrai jau turi būstą, o dabar vis daugiau jaunų žmonių neturi, arba, pavyzdžiui, turi būstą ten labai kažkaip komplikuotose vietose ir taip toliau, iš tikrųjų, tie, kurie gyvena ypač tose rajonuose labiau prestižiniuose, kur daugiau ten miesto infrastruktūros, yra senamiestis, naujamiestis, galų gal net ir mūsų dabar jau rajonas palaipsniui tampa Šnipiškės tampa toks jau labai ir gėlynų ir viso kito daug ir tvenkinių sutvarkytų. Tai jie už visą šitą moka tie, kurie ir neturi būsto. Normaliam pasauliu taip nebūna. Beje, Jungtinėse Amerikos valstijose yra viena valstija, kurie apskritai jokių mokesčių neturi valstybinių, išskyrus nekilnojamo turto. Visi moka nekilnojamo turto mokesčius ir pakankamai. Ir taip tokiu būdu yra formuojamas valstijos biudžetas. Taip, kad jeigu čia humoras, tai jis mano supratimu, nelabai koks, nelabai vykęs. Jeigu ne humoras, tai galima biškį trupučiuką kartais gal sužinot kai kokių naujų dalykų. Tai tas naujas dalykas, kad taip, mes visi anksčiau ir vėliau jos mokėsime, patinka tai mum ar ne, nes pinigai iš dangaus nekrenta ir miestą reikia išlaikyti. Taip, jeigu aš noriu gerų šaligatvių, palei gatvę išėjusių iš namų, aš tikrai susimokėsiu už tai. Man geriau negu vaikščioti su ištrupėjusiu plytelėmis. Ir bendrai ekonominė logika yra labai paprasta. Jeigu visi pradės mokėti tos mokesčius, aišku, galima daryti juos progresinius, kaip dabar pas mus priklauso nuo turto, bet jeigu visi mokės mokesčius, tai tie mokesčiai iš tikrųjų bus gana kuklus.
Nu, kaip daug. Ta prasme, visi mokės labai nedidelę sumą. O kai visą laiką galvoja, kaip surinkti tą sumą iš tų ten kažkokių turtingesnių, tai ten prasidaro perrašymai giminėm, draugam, artimiesiems ir viskas yra nesąmonė. Aš noriu reaguoti dabar į kitą komentarą, kad nesijausit saugiai padovanojusios būtą, nesijausit, nereklamuokit to uzufrukto. Mes nereklamuojam, nei nereklamuoju, aš sakydama uzufrukto pasakiau, kad jeigu kokie nors žmonės nusprendžia dovanoti, tai čia tam tikra apsauga yra. O ar dovanoti, ar palikti testamentu savo nekilnojamą turtą sprendžia patys žmonės. Taip, ir mes čia, nei čia mes čia patariam, nei mes čia siūlom ką nors daryti. Čia yra tik tai dėl saugumo, dėl apsaugos, kad tada jūs tikrai neatsidursite gatvėje. Net jeigu tas turtas bus nebe jūsų vardu. Tai aš dar vieną dalyką norėčiau atkreipti dėmesį, kuris, mes kai kalbėjomės ir kai mes pradėjom su Rasa šitą savo, galima pavadinti tai projektu, kaip dabar įprasta, o iš tiesų tiesiog dar vieną tokią lengvą avantūrą ir išmokti kažko, tai pabendrauti su žmonėm. Tai vienas iš tų dalykų buvo, kad mes niekada nieko jų nepardavinėsim, nekimšim jokios vienos atseit teisingos tiesos, tikrai nesistengsime jum įpiršti kokias nors tenai prekes ar dar ką nors, tai yra, jūs galite būti visiškai ramus. Kai mes jūsų nuolat prašome, prenumeruokite žilalaidę, tai mes iš tikrųjų ir tikimės, kad kai jūsų bus šiek tiek daugiau, galbūt mes gausime, jau iš, mums gal padės YouTube'as, taip, bet mes tikrai neprašome, nei darysim savo laidų apmokestinimų. Man viena moteris netgi parašė tokį laiškelį prieš kurį laiką, asmeniškai, kad, jai patiko įdomu, bet jinai bijo žiūrėti, nes paskiau gal reiks pinigų jai nurašys. Nieko niekam niekas nenurašys. Ta prasme, tai yra... Tai galbūt nebent savanoriškai kada nors, bet čia jau yra tai, bet žodžiu, tikrai mes nieko jum nepiršime, nei uzurpuktų, nei dar kažkokių daiktų, nei kokių ten papildų. Jokios reklamos apskritai nedarom ir nepriimsim reklamos. Taip, ir mes tikrai čia nebent kada nors, kai YouTube'as pats deda reklamas, čia nepriklauso nuo nebe mūsų problema, čia mes ir tikimės šito, kad kažkaip gal. Bet yra toks vienas dalykas, jeigu mes ką nors reklamuosime, aš pavyzdžiui galvoju, kad ir buvo tokių prašymų gal apie knygas, kurias skaitai papasakoti, tai aš su malonumu papasakoju apie tas knygas, kurios man įdomios ir kurias aš skaitau, bet ne todėl, kad jūs bėgtumėt, pirktumėm ar būtinai skaitytumėm. Tiesiog, kad jūs žinotumėt ir turėtumėt variantą. Dabar noriu pakomentuoti dar vieną apie nekilnojamą turtą komentarą. O jūs suprantat, kad dabar būtų kainos kosminės, pardavus 3 kambarių senesnės statybos butą, naujos statybos 1 kambario nenupirksit, daugelis gyvena miegamuose rajonuose, o ne Vilniaus senamiesty. Tai pirmiausia, mes nesiūlėm, o tik tai kaip vieną iš galimybių įvardijom. Antra, yra ne tik nauja statyba, bet yra ir renovuoti namai, kurių kainos mažesnės ir po gyvenimas jau mažesnės negu naujos statybos. O patogumas jau daug geresnis, nes renovuojant ir aplinką sutvarko, ir šildymas reguliuojamas, ir šildymas mažiau kainuoja. Dar vienas dalykas labai priklauso dar nuo vietos, kur gyveni, ir nuo miesto. Jeigu jūs parduosite Vilnių, išsikelsite, kaip Aušra tada pasakojo, į kokią nors nedidelį pajūrio miestelį, nedidelį, nei Palangą ar Klaipėdą. Tai čia viskas nuo pasirinkimo. Vieta kokia, koks būtas ir taip toliau. Čia nereikia suvesti, kad jūs parduodate senamiestį 3 kambarių butą ir ten pat senamiestį nusiperkat kosminę kainą kainuojantį naujos statybos butą. To nebus, bet apskritai, yra labai daug galimybių. Mūsų tikslas tos laidos alternatyvas parodyti. Taip, pasakyti, kad nereikia kartais gyvenime, ypač kai tu pasieki kokią nors naują gyvenimo etapą, kaip, kas yra ta mūsų pensija ir jau tokia senatvė artėjanti, ir jau dabar nėra, bet tokia jau dar gilesnė. Tai tiesiog tu turi daugybę visokiausių variantų, apie kuriuos dažnai nemastai, todėl kad
Žinot, kas yra visas gyvenimas, kodėl visą laiką aš bent taip jaučiuosi ir manau, kad ir Rasa, nes esame apie tai kalbėjusios, kad tą dieną, kai tu tampi pensininku, tai supranti vieną dalyką. Nebereikia bėgti kasdienį darbą, nebereikia turėti labai griežtų reglamentų, tu turi tiesiog laiko atsisėsti ir pagalvoti, o ko aš iš tikrųjų noriu savo gyvenime. Tai kartais gal tiesiog noriu pamatyti kažką kitą. Viena ponė, pavyzdžiui, man labai patiko ten tolesnėme, mes čia nedavėm įžado viską pagal eilę daryti, viena ponė, jinai 2 kartus parašė puikius komentarus. Ir vienas jos komentaras buvo prie kelionių, kur jinai papasakojo, kad jinai viską metė išėjusi pensiją ir 1,5 metų keliavo. Kur jinai čia pabėgo tą ponę? 1,5 metų Azijoje praleidau, per 1,5 metų Azijoje praleidau 8 mėnesius su kuprinė, neskubėdama, buvau Tailande, Vietname, Kambodžoje, Balyje, Malaizijoje, Japonijoje, pigios šalys, vaisiai, pensijos užteko, ten esi madam. Kas yra tiesa, aš esu irgi tokia fanė visos tos Azijos, pradedant nuo Indijos, baigiant Taivanu. Taivanas brangokas. Tai yra toje turtinga, nedidelė sala, kur gali būti ir brangoka. Bet irgi, jeigu keliauti po mažesnius miestelius, gali būti ir nepaprastai įdomu, nes gamta stebuklingo grožio. Bet, pavyzdžiui, Japonija, kuri dabar turėjo nuvertėjusią valiutą, praeitą rudenį buvau, tikrai tiesiog stebino kainomis, nes tiek, kiek mes Vilniuje, mes dviese, su Marčia, tiek, kiek mes sumokėdavom už vakarienę, iš ten visos kalno dalykėlių, labai labai skanių. Tai mes tiek vienas padoresniam restoranėlėje Vilniuje net vienas nepavalgytum, nes ten ir su vynu 32-33 eurai išėdavo 2 sočiai ir dar su alkoholiu. Ta prasme, alaus ten taurė ar vyno. Tai, suprantat, iš tikrųjų kartais tai tokia lik ir baimė atsiranda. Bet ką padarė ta moteris, jinai tiesiog padarė tai, ko turbūt visą gyvenimą. Nes galimybių taigi atsiveria. Tik tai reikia apgalvoti, kad būtų pagal sveikatą, pagal kišenę, o galimybių tikrai yra. Dar aš noriu grįžti prie nekilnojamo turto ir manau, kad šitas komentaras yra tau. Su klausimu. Pritariu jūsų mintims, klausimas. Su nuoma Lietuvoje, manau, yra problema. Jūs nuomojatės, įsikūrėte, viskas patinka, gyvenate ir galvojate ten gyventi dar ilgai, bet gaunate pranešimą, kad sutartis nutraukiama, kai tavo 80, tai vėl kraustytis sudėtinga. Kokia jūsų patirtis? Čia beje ta pati ponė, kuri apie kelionės rašo. Čia ta pati. Tai va, kadangi tu nuomoji, tai čia... Mano butas, kuriam aš gyvenu nuomojamam bute. Lietuvoje tikrai su nuoma yra prasti reikalai. Ta prasme, kad jinai yra nesutvarkyta. Ir palikta nepaprastai daug galimybių savininkams nekilnojamo turto manipuliuoti žmonėmis. Iš tikrųjų, sutartis daugumoje Europos valstybių yra pakankamai reglamentuojamos. Tai yra, tu sudarai, tarkime, metams sutartį ir tai reiškia, kad savininkas neturi teisės papūsti kažką ir vartenėm į galvą kažką šovį ir jis tave meta į gatvę. Kas Lietuvoje žmonės kalba, atsitinka. Koks yra mano atvejis? Aš nuomoju iš įmonės savo butą. Ta įmonė yra, kiek aš suprantu, jos centras yra Rygoj, bet jinai iš tikrųjų yra stato namus Taline, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Vilniuje turi 2 namus va čia šalia pasistačiusi. Ir tas visas namas yra nuomojamas, ten visi butai nuoma, yra labai aiškios gražios taisyklės, kaip gali keisti tą nuomos, bet kaip tik šiandien gavau pranešimą, kad nuo rugpjūčio 1 dienos, tai reiškia už keletą mėnesių kasmet jie paskelbė, kad nuo rugpjūčio 1 dienos pakils 20 eurų palyginus su pernai. Tai per pastaruosius, aš jau čia gyvenu 3,5 metų, tai mano ta kaina padidėjo nuo 600 nuomos iki 660 eurų. Ar tai yra daug? Manau, kad ne. Nes pensija padidėjo greičiau. Pensija padidėjo daug daugiau per tą patį laiką.
Tai ir ten yra labai įrašyta sutarty taisyklė, galiu gyventi kiek noriu, bet jie kasmet turi teisę peržiūrėti tą nuomos sutartį, atsižvelgdami į šalies infliaciją. Ne iš dangaus tą skaičių nukabina, tiesiog kainos, žinote, dabar pakilo rinkoje, tai tu mokėk man ten 200 brangiau. Ne. Tiek, kiek infliacija, ta prasme, jie perskaičiuoja. Mano supratimu, logiškas dalykas. Natūralu, logiška ir tvarkinga. Kame yra problema, kad tokių namų turbūt nėra pakankamai daug. Nors vakaruose jie labai populiarūs. Vakaruose yra toks dalykas, kadangi mano šeimos jaunimas gyvena Vokietijoje ir konkrečiai Berlyne, tai man dukra pasakojo, kad yra net tokia nuoma, kad specialiai nuomojami būtai tik senjorams už mažesnę nuomos kainą ir tik tai, kai tu jau esi tikroje pensijoje, jau tada gali tą būtą nuomoti, detalių nežinau, galbūt gauna kokią nors valstybės kompensaciją kažkokią turi. Net yra tokie dalykai ir ten, aišku, tokie įstatymai, kad tu jau nuomoji, jeigu jau nuomoji, tai jau savivaliauti negali savininkas, jau nuomoji, tai nuomoji. Ten metus dešimtmečiais nuomoji. Taip, ir pavyzdžiui, ir Belgijoje yra labai aiškios griežtos taisyklės, ką gali sau leisti savininkas, jis tikrai negali kelti nuomos, kaip jam sudaroma sutartis ir jinai aiškiai reglamentuoja. Tai čia belieka palinkėti, kad tai būtų Lietuvoje, kad mes turėtume imti pavyzdį. Ten, kur yra sutvarkyti šitie reikalai. Čia yra elementari logika. Aišku, ir tas, kas nuomoja, jis prisima tam tikrus įsipareigojimus. Mano nuomos sutarty aišku parašyta, kad jeigu aš ten ką nors sugadinsiu, ką nors sutepsiu sienas, tai man teks ten kompensuoti ir negi kaina nurodyta, kiek jau ten už tą kvadratinį metrą perdažyti reikės ar kas nors, aš nesirašiu nieko ten griauti, gyvenu tyliai ramiai. Bet abi pusės turi jausti saugios ir jos ir saugiai jaučiasi. Dabar galime perėti prie kitos temos, ten apie nebūti našta vaikams, konkrečiai apie senelių namus, ir mane sudomino toks komentaras, kuris yra teisingas, jisai problemą iškelia. Yra viena problema - pinigai. Norėtųsi turėti kambarį globos namuose, o ne bendrabuti su kambariokė. Ir už tą kambarį su globa maitinimu užsimokėti iš savo pensijos. Beje, ką gali padaryti vakarų Europos senjorai. Deja, jei vaikai turės dar primokėti, jie lauks tavo mirties, kad atsikratytų finansinės naštos. Tiesą sakant, aš nemanau, kad vaikai lauks mirties, nes vaikai myli vis dažniausiai tėvus. Bet vaikams tikrai kartais gali būti našta, nes irgi jie turi savo. Yra keletas variantų, kurie gali būti. Tai yra, kad jeigu turite būstą, jūs nuomojate ir pridėję prie pensijos, galbūt užtektų tada jau mokėti už atskirą kambarį. Yra kitas variantas tą savo turimą būstą parduoti, bet tada neliks palikuonės. Kartais gal galima nuomoti tą būstą, kurį turi. Geriau nuomoti. Parduoti, man širdis neleistų, pavyzdžiui, žinant, kad aš turiu palikuonis ir norisi. Ir man atrodo, čia Lietuvoje gal tokia, nežinau, tradicija, bet man, nežinau, ar galvoju kaltą, bet bent jau jausminiam lygmenį, kad norisi kažką palikti. Norisi palikti, tai nenorėčiau parduoti, bet yra ir toks sprendimas, jeigu ką. Galima ir parduoti, ir susitvarkyti savo gyvenimą, o kad mūsų pensijų neužtenka, turint būtą, mūsų pensijų neužtenka, kad ir nedėliam kambarėliui globos namuose su aptarnavimu, tai čia liūdesys yra dėl to, tikrai liūdna. Tikrai, ta prasme, kad esu mačiusi tą kambariukai kartais labai kuklus, labai mažučiai, ten sunkiai įkištos 2 lovytės ir ten vienas kažkaip, nors sakau, aš esu pasakojus, kad mamytė buvo, tai tas kambarys buvo tikrai pakankamai didelis, jos ten gulėjo 2, bet yra toks dalykas ir jisai yra labai mediciniškai pagrįstas, kad žmonės, kurie turi Alzheimerį, jie negali būti kambaryje vieni, nes tai jiems didina nerimo jausmą. Tai čia kitas atvejis. Tai ta prasme vėlgi nereikia kartais visai. Bet aišku, aš irgi, pavyzdžiui, tikrai labai pozityviai žiūriu į galimybę kada nors atsirasti senelių namuose, jeigu man pasidarys
su sveikata blogai ir aš nebejausiu, kad man sunku save pačią aptarnauti, bet aišku, aš jau labai iš paskutinių stengsiuosi turėti Tiesą atskirą sakant, mes kambarį. gal kada nors Tikrai. padarysime laidą. Yra alternatyvų ir įvairių variantų tiems tradiciniams senelių globos namams. Yra ten tokie orus namai, ten bendro... Žiūrėkit, aš netgi ten bendro gyvenimo namai, kur tu gali nusipirkti. Mes gal rudenį padarysime. Beje, toks klausimas buvo. Toks klausimas buvo, ar jūs nenorėtumėt plačiau papasakoti tą temą. Tai dar kartą kartuoju, mes tikrai nenorim užsimti jokią reklamą ir neužsijimsim jums. Bet papasakoti, aš, pavyzdžiui, tikrai galvoju, dabar man kilo gal mintis ir aš taip pat bandysiu padaryti vasarą, užvažiuoti į tuos globos namus, jie kaip tik pakeliu į mano namus, jau vasarinius mano namus kaime. Ir kur mano mamytė buvo, ir kur aš turėjau kažkada, tai jau net dabar jau prieš 30 metų, turėjau keletą senučių, tiksliau, močiučių, kurioms ten padėdavau, tiesiog savanoriavau ten, jos man nebuvo giminės, bet vienišos senutės, aš joms ten dovanėlių nuveždavau ir visokių ten skanuką kokį nors. Tai iš tikrųjų, man ten yra kažkaip labai jauku, bet galima su jais irgi pašnekėti, kokios yra problemos, ko žmonės bijo. Tiesiog pabandysime tokią laidą. Ir paieškoti, kokių dar yra alternatyvų. Kad būtų jo galbūt įperkamos. Man atrodo, dar vienas toks dalykas, aš labai iš bendros tos nuostatos, prieš 10 metų, kai mano mamytė jau ten nebegalėjo jau visai ir aš, niekas nebegalėjom jau susitvarkyti namuose, tai visi labai taip susiaubu žiūrėjau, oi. Dabar tikrai nuostata keičiasi. Tikrai keičiasi. Žmonės mato, kad yra visokių tų namelių ir galima rasti ir labai neblogų, ir kiti labai linksmai. Ir aš dar noriu pasiūlyti, jeigu tarp mūsų žiūrovų yra tokių, kurie žino apie tas alternatyvas privačias, kai ten bendro gyvenimo namai, kai tiesiog kažkaip tai butukais susiperka į vieną namą ir į vieną aukštą, parašykite komentaruose. Tai mes tada pabandysim. Mes galėsime mes pabandysim pasiaiškinti ir... Kadangi mes pačios ieškome, ką reikės daryti dar po 20 metų, jeigu bus problemų. Oi, kokia tu optimistė. Bet tai gerai turėti draugę optimistę. Gerai. Ir dar vienas toks komentaras, kurį norėjau perskaityti. Medikai ir kiti panašus valstybinio sektoriaus darbuotojai net ne paslaugų teikėjais, o aptarnaujančių personalų yra laikomi. Čia aš kai sakiau, kad anksčiau buvo slaugytojai, gyventojai, o dabar yra paslaugų teikėjai, tai čia aptarnaujantis personalas. Aš manau, kad čia yra biurokratų išsidirbinėjimas. Čia ne biurokratų, kas tokia savoka sugalvoja? Aš galiu pasakyti, šita savoka yra sugalvota neoliberalizmo ekonominėje logikoje, tam, kad paaiškinti, kodėl viešasis sektorius yra beprasmis. Yra sugalvota ekonominė konstrukcija, jinai yra absoliučiai, totaliai absurdiška ir visi ją sukritikavo, įskaitant popiežių pirmadienį. Šį pirmadienį popiežius padarė pirmą savo encikliką, popiežius Leonas, apie dirbtinį intelektą ir žmogaus orumą. Aš vasarą gal kada nors jums tiesiog papasakosiu, ar verta tas enciklikas skaityti ir kaip jas verta paskaityti ir kartais verta žinoti. Tai ten irgi šitas koncepcija kritikuojama. Logika ten yra tokia. Jeigu žmogus dirba privatų darbą, tai jis kuria vertę ir jau čia jis labai daug dalykų pasako. O jeigu jau ten žmogus moko, gydo, valstybės tarnautojas, tai jie nieko neveikia, jie geria kavą. Jūs patys turbūt girdite, kokia čia yra nesąmonė. Aš, pavyzdžiui, savo knygoje Melo ekonomika kažkada tai sugalvojau gerą palyginimą, kuris labai įsudino tokią ponę Vainienę. Jinai ten dar bandė skaičiotis ir aiškinti, kad nesąmonė. Aš pasakiau, žinoma, kai gydytojas nuvažiuoja į santaros klinikas ir valstybiniai ligoniniai operuoja jūsų širdį nemokamai, tai čia jis nieko, leidom berniukui pažaisti, pasimokėte, gulbiški pooperuoja. Bet kai jis po to nueina į privačią kliniką ir už 90 eurų jau jūs pažiūri, gana dažna praktika, iš ryto operuoja, o vakare privačioj, kad gautų papildomas pajamas, tai jau prasideda vertės kūrimas. Tai yra absurdas, bet jis yra gerai implantuotas į žmonių galvas ir tai daroma gana paprastai. Tai yra tie vadinamieji politiniai naratyvai, tu juos sukiši į galvą ir visi pradeda tikėti kokiu nors mitu. Čia yra dar vienas mitas, juos reikia skaidyti. Nėra gydytojai, mokytojai, jokių paslaugų jie neteikia,
Jie iš tikrųjų padeda žmonėms gyventi, jie kuria labai didelę vertę, todėl kad išgydytas žmogus yra šiaip vertė, žmogus apskritai nėra daiktas sugalvotas, kad užkurtų kokiam nors ponui kokį nors ten turtą, žmogus yra orus. Pagal savo gimę, juo reikia pasirūpinti ir pasidomėti. Ir mano nuomonė, medikai turi būti vadinami medikai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai, o slaugos namų gyventojai gyventojais. Ir daugiau, o ne kokiu tam paslaugų ir visi mes yra žmonės ir jie iš tikrųjų turi savo. Taip, aš ir sakau, visi mes turim vardą. Ir paskutinį, ką aš dar noriu, būtent iš tos temos, labai daug komentarų buvo prie šios temos. Dar vieną paskaityti. Tema nėra labai džiaugsminga, bet labai reikalinga. Jau esu apie savo senatvės ar ligos reikaliukus kalbėjusi dukra, stengiausi išlaikyti gerą nuotaiką, bet nebuvo smagu apie tai kalbėtis. Tad nusprendžiau apie viską jiems parašyti ranka rašytų laiškų, panašiai kaip tu matai. Atiduosiu dukrai ir sūnui pasaugoti. Labai ačiū už laidą, nors vakar klausyti apie keliones buvo smagesnė. Labai geras komentaras, labai gerai yra parašyti iš tikrųjų ir palikti. Tai yra daug aiškiau tada vaikam, manau, kam darosi daug aiškiau. Bet yra dar vienas niuansas, Rasa. Kai aš susirgau savo vėžiu ir staiga sumaščiau, kad reikia, nežinojau, kad ten tokia stadija, kad jeigu gydysiuosi išgysiu, taip ir atsitiko, išgyjau ir jau baigiu pamiršti. Bet kas man tuo metu buvo labai svarbu, aš pagalvojau, tai vaikai kažkaip tai turės kviesti mano draugus, kad jie žinotų, ką kviesti. Aš padariau vokelius, ant vokelių parašiau vardus ir telefonus, ar ten e-mailą, į ką jau kreiptis. Ir tada pagalvojau, kad tiem žmonėm norėčiau padėkoti, kurie mano gyvenime, kuriuos sutikau, su kuriais man buvo gera, kai kuriuos prisiminiau, tiesiog daug metų nematytus. Ir kai aš pradėjau rašyti, aš labai gražiai pradėjau mąstyti apie savo gyvenimą. Tai yra toks šiaip labai graži savo gyvenimo peržvalga. Ką tu supratai, kas tau atėjo į galvą. Gal ne visada protingai ar dar kaip nors, bet tu kažką supratai ir sužinojai. Žinokit, tai padeda, ypač jeigu kokia liga sunkesnė prispaudžia. Tai žinokite, taip atitraukia nuo tos nemalonios apmąstymo, kas čia man bus, nes labai susikoncentruoji, kiek daug jau tu tam gyvenime matėjai ir sužinojai. Ir plus turėtų būti geras jausmas palikti kuo mažiau problemų savo vaikams. Ką įmanoma padaryti mums patiems. Mažiau problemų reikėtų. Jau mes einam į pabaigą šios laidos. Taip. Tai ką dar norime pasižiūrėti? Aš manau, kad vienas yra komentaras labai labai svarbus ir jį čia būtinai reikia paminėti. Ir tas komentaras yra parašytas ponios Višniauskienė, bet ten su vardu aš sunkiai supratau. Jinai mums rašo, kad jai patiko mūsų pokalbis, bet jinai turi rūpestį ir tas rūpestis yra labai labai gilus, kad nėra galimybės nuvažiuoti į bažnyčią seniems žmonėms gyvenantiems kaime. Aš nuoširdžiai jums pasakysiu, aš esu netgi būdama Seimo narė tą klausimą ne vieną kartą kėlus. Bet Lietuvos, va toj pačioj kaip ir su tais, kad visi gydytojai ir mokytojai yra tarnai, ten kokios nors mamytės ir dar ten kokio nors vaiko, kuris ten biškį nuo proto nušoko. Tai yra tokia logika, kad senam žmogui, jeigu jau gavo pensiją ir pavalgė, tai jau nieko daugiau nereikia. Net nesvarbu, ar jis gali tą savo pensiją išleisti ir nusipirkti to maisto, ar į kitos vietos, kur jis gyvena, ta parduotuvėlė atvažiuoja. Kartais tai yra didelė problema. Aš pati daug metų, mano kaime jau nebėra senučių, bet kai aš 88 metais dar mes, kai nusipirkom tą jau namelį, paskiau ten jau susitvarkėm, tai tų senų žmonių buvo daug. Tai aš sekmadienį jau juos veždavau į tą bažnyčią. Senutės jau pas mane ateidavo. Dabar tų senučių jau nebėra. Ne, ta prasme, čia aš tiesiog mačiau, kad žmonės negali bažnyčią nuvažiuoti. Yra taip. Bet, kad tuo turi rūpinti savivalda, tai yra faktas. Ir vat, kai bus rinkimai, o jie rudenį prasidės jau, klauskite visų. Ką tai reiškia, negalit sekmadienį nuvažiuoti? Aš galiu pasakyti, kaip labai paprastai darosi, jeigu iš tikrųjų jūs rinksite ne ponus į savivaldą. Ten žinote, kažkoks ten draugelis ir ten kažkokias trinkeles centrinėje aikštėje sudėjo. Pasirinkite žmonės, kurie yra jautresni dar kažkas.
Ir savivaldos taryba tikrai gali padaryti tokį dalyką. Sudarydamos sutartį su pavėžėjais, jie įrašo į sutartį, kad šitoje sutartyje yra ir punktas iš tokių ir tokių vietovių suvežti žmonės tam tikram. Labai paprastas dalykas. Galite prašyti ir siūlyti tiem kandidatam, kad balsuosim už tos, kaip yra mokykliniai autobusai. Tai turėtų būti. Tas pats mokyklinis autobusas sekmadienį nedirba, gal jis gali, jis priklauso miestui, Tarp kitko galima, daug ir atvejų, kai reikia pavėžėti prie bankomatų, kurių nebėra, kaip išsigryninti pinigų. Ta prasme, kad tokie pavėžėjimo paslauga vyresnio amžiaus žmonėms apskritai, kad būtų dažnesnė, gal net ne tik bažnyčio, o dar yra ir kitais atvejais. Taip. Suprantat, kiekvienam yra savo, bet tas, kad žmogus negali net iki bažnyčios privažiuoti, tai nėra gerai. Nes vyresniam žmogui tai gali būti. Tai man atrodo, tas laiškelis yra labai labai svarbus ir tikrai mes prie jo dar grįšime. Aš pradėsiu terrorizuoti kokius nors politikus ir klausti jų didelėm akim. O ką tu apie tai galvoji? Teisingai. Nes iš tikrųjų, kol visi tyli, tai va taip ir nutyla. Tai ačiū Jums, ponė, aš nežinau vardas Valerija ar kažkaip, bet ponė Višniauskai. Ai, Valė turbūt. Valė Višniauskai. Pone Valė, aš atsiprašau, kad taip netiksliai suskaičiau, bet, žodžiu, pone Valė, dėkui už Jūsų pastabą. Mes jau baigiame šią paskutinę pavasario laidą. Prasidės jau vasarą nuo kitos savaitės. Tai norime Jums pranešti, kad visai mes nedingsime vasaros atostogų, nors aš lieku mieste, Aušra bus kaime, dar kažkiek tai ir kažkur tai pavažinėsim, pakeliausim, bet mes kartas nuo karto pasirodysim, vaidensimės maždaug kas antrą savaitę. Ir papasakosim, ką veikiam. Ir papasakosim, ką veikiam, arba papasakosim tai, kas gali būti aktualu mums ir jums. Taip. Tai šiandien jau atsisveikiname. Vėlgi, žiūrite žilalaidę, spauskite patinka, ypač dabar rekomenduojame dalintis ir socialiniuose tinkluose, ir elektroniniu paštu. Jeigu patinka, prenumeruokite. Mums iš tikrųjų labai malonu, kai atsiranda naujas prenumeratorius. Ir rašykite dar, kokiomis temomis norėtumėte, kad mes pakalbėtumėme. Taigi, iki. Laimingai.